Sveiki, traktoristai ir netraktoristai. Aš jau traktoristas. Tai ir jau linkiu būti traktoristais. Išėjau iš viešbučio. Nu, ne viešbučio. Hotelio. Motelio. Pakelės namai. Kai žmona sako, žinai, kas tie pakelės namai, sakau, ne. Sako, kur ta prasme, kurie nusižengimus yra padarę, tipo, ir jos, tipo, tarp sienų, kai atgabena, man atrodo, žodžiu, nenoriu nusišnekėti, geriau nesakysiu šis. Tai, jo, pasivariau pliumpį iš kitos vietos, ten stovėjo palangais, tai ačiū Hebrytei, kad leido ten pasistatyti. Varu darytis pusryčių. Ką, skaičiuosi kavytės. Aišku, galėjau ir senai nusipirkti kavos. Bet ar pripirkinėsi? Ką, apsivaliau pusę stalo, labai visas dulkinas buvo. Tai pusę stalo apsivaliau, keičiuosi kavą, einu prasiplauti keptuvę ir lašinukai, kiaušinukai, kaip visada, skaniai. Čipreliai kiaušinius valgau visada, kiekvieną rytą. Retas atvejis, kada valgau kokius sumuštinius arba, nežinau, kažką kito. Bet jeigu yra galimybė valgyti kiaušinius, tai valgau kiaušinius. Apie miegą. Atrodo, 2-3 valandą, paskui 5, tai Hebra išeidinėja tikriausiai sunkvežimius ar kur atgal, tai atrodo, kad duris atidarytos. Jokių, ta prasme, aplink duris gumų, tarpė visur. Tai, sakau, nedėjau pažiūrėti, ar tikrai duris tos uždarytos, sakau, gal duris atsidariusios, nes kai koridoriuje atrodo miegočiau. Tai, bet viskas sakė, kai dar vaikai kažkokie verkia tenais. Tai, realiai nuo 5 nebemiegojau, bet paskui jau 7:30 pradėjau snausti, nes tada žiūrėjau biškį telefoną. Pradėjau snausti, tai jau kai 8, jau kiek 7:30 buvau nusistatęs keltis, bet galvoju, miegu iki 8. Pavadau pagulėti jau 8, tai jau būčiau dėjęs į akį, bet ką geriau. Reikia keltis, judėti, pusitupiai, pilvas gurgė. Jo, keičiuosi kavytę. Pjaustusi lašinius. Atrodo, kiek tai reikia žmogui, bet kol viskas susineši, atrodo, keptuvės, šito, lentelės ir kelis produktus. Bet pala reikia vaidins, pala reikia kavą atsinešti, nes kavos gersiu. Paskui lemės, kad pamaškau kečiupą, popierių. Ir tai jo, čiučiu. Pliumpis jau sienų stovi, saugiai. Šiaip prie darbo. Kaip storai nusilupo, kaip negerai. Pasikepinsim ir svogūno truputį. Mažas peilis, žemaška. Svogūnas yra labai svarbu. Manau, kad reikėtų dar truputį svogūno. Kavutė jau dan. Gal dar reikės dar pilti. Na, bent jau, sakykime, šiandien, tai iš tikrųjų planuoju nuvažiuoti daugiau, nes planavau vakar nuvažiuoti daugiau, bet reikėjo sustoti tenais, saliarkos, bet dabar esu visiškai pilnas saliarkos. Nenumatytų sustojimų per daugiausiai neturiu. Tai bus galima, manau,
lėkti trasą, kaip priklauso, jeigu, ta prasme, technika nepaves. Bet tikiuosi, kad technika nepaves. Dar užsikūriau pirmąjį traktorių, bet pliumpi, bet nepasitikrinau tepalą. Tai prieš pradedant važiuoti reikia būtinai pasitikrinti variklio tepalą. Apsieiti pasižiūrėti, o daugiau to nėra ką žiūrėti iš tikrųjų. Tai va, gerai, kepuosi. Ir sauguniukai, kiaušinukai, pavalgau. Žiūriu, tai laikas kai greitis. Kai nereikia, laikas nejuda realiai. Tai yra, kai reikia, kad nejudėtų laikas, juda greitai, o kai nereikia, žodžiu, supratau. Jau turim 9. Mano patiekalas kepa. Tuoj parodysiu savo šiandienos planą. Mano planas yra startuoti nuo čia. Kaip matot, čia Panevėžys, čia tas šiena, Bauska. Esu prie pat sienos. Tai čia niekur nėra jokio pravažiavimo. Tai startuosiu nuo šitos vietos. Jo. Čia bus gal sunku suprasti. Ai, tai vat nuo čia. Čia parvažiuoju atgal, čia nedaug, čia 2-3 km. Ir tada yra kelys ir palipat jau sieną, tada galiu tęsti savo kelionę. Matas, net kelys eina. Gal netgi ir arčiau kažkoks bus. Ne, arčiau nebebus. Ir palipat. Čia jau nebeina tikriausiai. A, irgi eina. Gerai. Ir žiūrėsim, iki kur mes čia nuvažiuosim šiandien. Na va, ir pirmosios problemos. Eikti savo. Šlangutė. Sakau, važiuoju. Važiuoju ir dūminu, galvoju, reikia viskas stoti, kas čia daros. Ir pasirodo, kad man... Ir čia neaišku, kaip ilgai čia. Ir neaišku, kiek dyzelio išvarė. Och, tu velnas. Žodžiu, matom, kad gerai, kad kaime dar kažkokiam. Tai reikės eiti prašyti žmonių gal. Ar pagalbos, ar kažko. Tai prasivarė šlangutė, va. Kažkaip net nebuvau atkreipęs dėmesio, kad gali čia prasivaryti. Ir pradėjo žiauriai leisti. Tai visą laimę, kad davažiavau iki kaimo. Kažkokiam kaime esu. Ne kažkokiam, o... Germainiškis. Ir paskui bus Nemunėlio Radviliškis. Bet matau, kad čia yra kažkoks ūkininkas gyvena ir ten tikriausiai. Ir ten matau traktorių. Tai reikėtų eiti praseiti. Galvau su izoliacija apvinioti, bet čia iš kuro siurblio yra, tai čia bus paspaudimų varat. Čia be šansų pralakytų kažkiek. O kur čia dabar būtų, kažin artimiausias dar miestelis. Reikia pasižiūrėti, nes man atrodo buvo, gal datempčiau iki pavyzdžiui kokio, kur mano telefonas, iki Biržų man yra 20 km, ne taip ir baisiai iš tikrųjų, tai jeigu
Jeigu netyčia laikytų, bet čia mano nuomonė tai labai yra abejotina, nes iš siurblio paeinant tai bus aukštas spaudimas, stiprus tai yra. Tai nelaikys izoliacija čia bet kokia atveju. Dar turėčiau tokią mintį. Jeigu kažką gerai kaitinčiau, susvarkyti ir tiesiog taip užbraukti tą skylutę, pačią skylutę užbraukinėti, nu ta prasme kaip užlydyti ir tada izoliacijos, tai kažkiek laikytų tikrai. Mano nuomonė. Pasilydytų taip. Kažką numastyti. Dar ir linuot pradėjo. Žodžiu, čia bandžiau pakaitinti, bet čia... Bandžiau pakaitinti tokią kitą plasmasiuką, pakaitinti jis, kai įsilydo ir prispausti. Galvoju, prispausiu, kad prilips, bet čia ta šlanga netokia, žodžiu, nesąmonė. Nu, bet pamačiau, žinosiu. Einu pa žmonių, nežinau, bandyti prašyti pagalbos. Jeigu nesakau biržai 20 km, tai tada bent prašyti, kad kažkas nuvežtų, jeigu nieko negausite. Iki biržų nusipirks langutės, jeigu yra kažkokia traktorių parduotuvė, o jeigu ne, tai tada nežinau. Nu, ėjau pas vieną kaimyną, vienas kaimynas neturėjo, nusiuntė pas kitą kaimyną, kitas kaimynas sakė, lyg tais turi. Yes. Bet vis tiek per visą kaimą tai kažką rasiu, bet kokia atveju. Sušelpė. Nemokamai, ačiū labai. Paro pažiūrėti. Bet lyg tais gal buvo storesnė mano, bet gal užmausiu. Tikiuosi. Bet dabar, jeigu jau išjudinsiu to žiedelius, tai per žiedelius pradės leisti. Bet leis nestipriai. Tai bet kokia atveju galėsiu keliauti ir gal tada šauti. Žiūrėsiu, o gal neleis. Kad ir leis truputį, tai nieko tokio, kai paskui dar važiuosi kažkur didesnį miestelį, tai būtų, pavyzdžiui, ne Biržoj, o Rokai. Čia nepatvalgiausiai tikriausiai yra. Ir tenais įsigyčiau kažką. Einu žiūrėti, svarbu, kad tik tais tiktų man jos. Būtų very good. Kažkodėl šita yra daug didesnė negu man ta, kurią davė, bet aš manau, kad čia buvo tiesiog jinai per didelė uždėta. Kažkodėl. Bet to atsisuksiu ir išsiaiškinsiu. Gal dar jau padarom šitaip. Tuoj pasižiūrėsim. O čia tikrai didesnis buvo. Bet aš jeigu iškaitinsiu, tai koks skirtumas, ne? Sakykim tada koks skirtumas. Bet jeigu tik apsispaus. Nu tuoj viską žiūriu. Jeigu ne, tai tada eisiu trukdyti tą gerąjį žmogų dar kartą ir sakyti, kad man biškį reikia ne tokios, o tokios. Tiesiog važiavau, o čia šiek galo kažkaip lyg dūmino, sakyčiau. Pasižiūriu, galvoju, važiuoju iš kaimelio, kad čia kaimelė neburzginta, taip pat jeigu jau dūmina, tai važiuoju iš kaimelio lauk ir pažiūrėsiu, kas čia dūmina, tai va prieš kaimelio pabaigą galvoju reikia stoti. Tai išlipu apsipylęs, o eiktų savo galvoju, kas čia dabar? Tai tokie reikalai. Tikėkimės bus good. Gaila, žiedelių neturiu naujų. Na. Važiuosiu pro kažkur vis tiek tada pro didesnį miestą, tai reikės nusipirkti.
bet jeigu žiedelis neleisti ir nereikės pirkti. O šlangutės tai papildomai ir kaimynas davė, tai šlangutės apskritai nebereikės pirkti. Tai kaip ir all good. Taks, šitas čia važiuoja. Svarbiausia, viskas gerai. Na, dabar turėtų žaliosios Greenpeace asociatai sukilti. Tos soliarkas pribėga ant žemės, važiuoja aplinkui su traktoriu, vašo soliarką. Ir kurgi mes čia atvykome. Neretą. Iš ten atvažiuoju ir važiuoju į Lenkvietikai. Biržai 23 km. Simoniai. Ir dar kažkoks yra. Prišnekėjot, iš tikrųjų nugarą pradėjo skaudėti. Bet nieko keistų čia. Ne komforto sėdinį važiuojam. All good. Jo, varo pliumpis. Jau valgyt norėčiau, tai nežinau. Tikiuosi, kad tie kvietkai gal kažkas būtų. Gal kokį kebabą ar kažką. Bet abejoju, tam kaimelis tikriausiai bus kažkoks. Čia tą, kur prisiveržiau. Viskas yra gerai. Pažiūrėkit, koks visas baisus. Tikras draginis. Ką toliau į kelią? Sugaiškau jau šiandien laiko su šlangutėm. Nu, vat neina, atrodo, kad bent jau 200 jau atrodo turėčiau veikinėti per dieną. Bet jei ne tas, tai tas. Jei nesustoju savo malonumui, tai sustabdo tada gedimas. Technika vis labiau ir labiau pavargsta. Dabar jau atsikratė mano duris. Tai gerai, kad laiku pastebėjau. Būčiau laiku nepastebėjęs, tai būtų buvę įdomi, nes čia batereikas viskas yra, tai būtų viskas išlėkę lauk. Čia šitas buvo, bet šitas iškrito, nes dar fiksuodavo duris kažkaip. Bet... tai gal aš jį tiesiog įmontuočiau atgal, o tos po tos vis tiek liktų prisispaudusios kažkiek. Dabar ir šalta nėra iš tikrųjų. Tai man atrodo, aš dedu tokį varžtą atgal, tai pritempiu tas duris ir bus tikriausiai bra, nes tas iškrito ir būčiau pametęs ir batereikas ir batereikas. Vuolia, sutvarkyta. Tik reikės spėju vėl iš naujo viską nusivalyti, viską nusivalysiu ir iš naujo reikės apsipūsti. Iš naujo apsipūsiu visur ir bus gerai, kad dar turiu tų būtų. Ja. Dabar laikysi, dabar reikia važiuoti. Čia reikia arba prieš valgant eiti, jeigu kažką darysiu valgyti, ar einant, nes dabar tada reikės stovėti bereikalingai. Kokį 15-20 minučių, tai minimum.
Jau buvo tokių atkarpų, kad net su mašina, kad jau net su mašina nepravažiuosi. Nes jau pliumpis vis murzinesnis ir murzinesnis. Dabar važiuoju čia ir pamačiau dar tokį vėjo malūną. Spėju, hebrytė mėgsta čia patūsinti. Buteliuko. Labą dieną. Sveiki. Būtų galima užsisakyti kebabą? Ne, aš žinok, iki 4 jau dirbu dabar iki pavasario. Viskas aišku. O dar norėjau paklausti, aš ne vietinis esu, gal kažkur yra kitur pas jūs kaimelį kažkur? Ne. Niekur? Ne, nėra. Viskas aišku. Ačiū. Gerą vakarą. Prašau, ačiū. O taip skubėjau. Šūdas. Važiavau į šituos. Pirmai taip skubėjau, spaudžiau gazą, kiekvieną per dobės. Vienu žodžiu vos nepakilau į orą. Ir žiūriu, kad jau nebespėju kebabinę, nes žiūriu, kaip 5:30 dirba. Galvoju, reikia skambinti, užsisakyti, tai jau nuvažiuosiu bent pačiu jau laiku ant uždarimo. Bet kaip girdėjot, iki 4 tai dirba, o rašė iki 5:30. Bet atvariau į tą miestelį, juod, visi tie reikalai. Tai paskui dar kartą kaip vadinasi. Juod upė. Ir varau kažką nusipirksiu tada iš, čia tokia va yra, Norfa S parduotuvytė. Tai varau bent kažką iš tenais nusipirksiu užkasti. Pavalgyti. Ir tada dar važiuosiu. Čia dar kokių žvėriukų. Ne šitas, nežinau, ne šitas, nesvarbu. Jo, kiek, bet lygiai tokį patį turiu vežimėlį ir turėjau atrestauruoti, kai sūnus gimė, sakiau, visada sakydavau, kai turėsiu sūnų, tai atrestauruosiu šitą vežimėlį ir tokiam vežimėlį vežiosiu, prasme, kol kūdikis. Bet dėja net restauravau, o sūnus gimė Norvegijai, o jisai pas mamos kaime. Sakau, parodysiu muziejų. Dėl nėra pliumpio. Atvariau į vieną vietikę prie tokio čia ežero, bet čia dabar nieko nesimato. Tai nežinau, šiek tiek šlapia, bet aš geriau niekur nerasiu. Nes bus visur šlapia viskas. Bet čia gal duriu galo, reikės vėl mėgoti, manau, kūzavę, nes čia per šlapia čia. Na, jeigu pradės lyti, tai aš čia paskesiu. Tai dabar atvažiavau ir radau dar vieną šlankutę pratrūkusią. Žiūriu, vis tiek šlapia iš kažkur. Ir dar vieną pasivarė. Va šita. Ir pučia, jauriai. Žodžiu, einu ir šitą sutvarkyti. Būtina sutvarkyti tiksliau. Bet dar galvoju, ir dabar ar rytoj. Gal geriau rytoj. Rytoj bent šviesų bus. Jo, pasilieku rytoj, tiek to. Yra truputis reikalų. Vakar žadėjau neštis palapinę pasidžiovinti, bet nenusinešiau. O dabar jinai yra šlapia. Blemba. Gyveni ir mokais, kada ką žinosiu. Pradėjo lyti visai. Tai variau į lauką dar kartą. Galvojau, kad nelys, taip ramu buvo, bet kai pradėjo pliaupti. Tai variau tentą užsimesti dar. Ant viršaus tokį didelį turėjau nusipirkęs. Tai gerai, kad turėjau. Kai užsimečiau tentuką, tai ne taip palapinės užšlaps gal šį kartą. Reikėjo ir praeitą kartą
užsimesti, bet patingėjau. Jo, atvažiavau, pasistačiau. Kiek aš įveikiau šiandieną, pasižiūrim. 163 km. Neblogai. Neblogai. Galit pamatyti, kaip pravažiavau, palipat sieną. Jokių melagyščių, jokių apgavaiščių. Sąžiningai kelio iš 163, kaip rodžiu, tiek pravažiavau. Tai asfalto gal buvo, geriausiu atveju 10 km. Geriausiu atveju. Ir tai tas asfaltas, tai vietom baisesnis negu žvyrkelis. Kelias šiandien tragedija. Visiška tragedija. Dobės miško keliukais. Ten jau vos kartais tam tokiom vietom važiuoju, kad atrodo, ar nepaklimsi, bet kliumpis aukštas, tai nieko baisaus. Bet geras šiandien Dakaro ruožas, tai konkrečiai taip pasidaužiau vėl. Paskui dar skubėjau tą kebabą, tai kur aš čia dabar esu? Ogi aš esu... Buvau nuvažiavęs į vieną vietą arčiau sienos, buvau nuvažiavęs iki Trumpiškių. Ten toks visai didelis ežeras yra, tai mačiau porą vietų, atrodo, kad būtų galima privažiuoti kaip stovyklavietė, kažkas tokio panašaus, bet ten nebuvo stovyklavietė. Paskui vieną tokią vietą gal ir neblogą mačiau, bet visiškai interneto nebuvo. Tai tada biškį atgal pakilau iki Ignotiškės ir ežero pavadinimas Jaunėlis. Tai va čia tokia viena mažytė vieta tokia nestovyklavimui, maudymusi. Tai čia prisiparkavau, gal nieko baisaus. Jo, skaitykit, atlėkiau iš ten to pasienio. Iš Salošių realiai. Skilionų mūšis. Žodžiu, iš Saločių. Tai 100 kiliukų su centais. Tikėjausi daugiau, aišku, jeigu ne gedimas, neslangutė, jeigu ne tas, tai būtų gal ir daugiau nusivažiavę. Bet šiaip viskas good. Šiaip jo, tas kelias ir visa kita, tai sudėtingai tik važiuojasi. Lietus, žodžiu, jau minėjau, kartojausi. O rytoj ką, link Zarasai. Gal ir pavyks davažiuoti iki Zarasų, tai drąsiai. Zarasai, tada dariau viršų ir taip toliau ir panašiai. Varau montuoti filmuką. Nusipirkau paprastai, žodžiu. Nieko negavau valgyti, tai nuo ryto dar ir visiškai nieko nevalgęs. Nieko burnoje neturėjau. Kai tų kiaušinių privalgiau. Tai nusipirkau paprastai dešros, agurką marinuotą, donos. Bus gerai, tingiai čia kažką virtis. Reikia filmukus montuoti, kelti. Yra reikalų. Ir gero žiūrėjimo, jo? Share, like, subscribe. Gero žiūrėjimo. Aplink Lietuvą. Go, go, go.